Jūs nepatikėsit, antrą ar trečią dieną, kaip nieko nevalgęs, atvažiavau į kebabinę. Užsakiau katinieniai didelį kebabo lavašį su vištiena, savo didelį pytoją su jautiena, o po to prisiminęs, kad taigi 3 dienas kaip nevalgęs, tai pasiėmiau dar didelę porciją koldūnų. O kai alkanas išsekęs be jėgų išgirdau, kad užsakymų reiks laukti apie 30 minučių, vos nekritau į aparpalį. Ir darbuotojai neklydo, lygiai po 30 minučių mano užsakymas buvo pagamintas. Tad imu užsakymą, sėdu į automobilį ir lėkiu namo, nes namie dar laukia alkana katinienė. Kas pamiršot, primenu, 3 dienas nevalgęs, o kvapai iš maišelio tokie, kad atrodo toj pradėsiu valgyti kebabus, jų net neišpakavęs. Didelė porcija kebabų lavašė buvo mano akimis nei didelė, nei maža, bet jinai puikiai atitiko savo kainą - 5 eurus. Ir katinienės žodžiais jai kebabas labai patiko, ypač lavašas. Džiaugiuosi, kad iškepė koldūnus, jų nesudėjo tradiciškai kaip kiti į dėžutę sudeda ir užverčia ant viršaus su kisamti gerą padažo. Čia koldūnų skirtingai nei kitur, suvinioja į popierių, bet padažas prie jų nepriklauso, jį reikia pirkti papildomai. Iš siūlomų padažų išsirinkau aštrų padažą ir man asmeniškai jis čia labai tiko. Žinoma, kad 3 dienas nevalgęs po koldūno aš be jokių problemų susileidau ir didelį kebabą pytoje. Labai skanus kebabas ir super, kad buvo labai mažai mano nemėgstamo Pekino kopūsto.